Šiandien mes tyrinėsime teptuko greitį. Dėl to, kad linijai, mes vis dar ties linijomis, linijai labai svarbu yra, kokiu greičiu keliauja teptukas. Tai jeigu aš piešiu labai lėtai, tarkim dabar nupieškime mes kažkokį tokį iš lėto, atsargiai, lėtai. Man dažniausiai reikia pertraukti, pakeisti rankos poziciją ir vėl grąžinti. Lygi linija pertraukiant išeina tada, kai aš ją visą darau gana drėgnai. Jeigu aš piešiu liniją, darysiu storesnę, kad matytųsi, tada man ima sausėti ir šviesėti. Jeigu aš pertraukiu jau ją, vėl pasiimu dažų ir vėl tęsiu, galima matyti, kad atsiranda susijungimas. Tai tokiu atveju, jeigu aš nenoriu, kad tas susijungimas matytųsi, aš turiu grįžti ir vėl pataisyti. Čia yra tikrai reikalų. Tai geriausia arba pasimti tokį teptuką, kad į jį tilptų tiek dažų, kiek reikia vienai visai linijai. Arba aš tada turiu pasiderinti truputėlį piešimo greitį. Jeigu aš piešiu tai labai lėtai, turiu laiko pagalvoti. Ir dažniausiai toks lėtas piešimas tinka, kai darom tokias ganėtinai banguotas linijas. Bet kartais man reikia labai greitos linijos. Tokios pilnos gyvybės ir energijos. Jos niekaip nenupieš, tokios ir labai plonėjančios. Nes dažniausiai, kai mes piešiam lėtai, mes ir teptuką atitraukiam, paspaudžiam. Spaudžiu ir dabar man jau reikia atleisti ir aš jau lyg atleidinėjau, ploninu, bet tada man pradeda net truputėlį sudreba visi. Ui, kažką čia uždėjau. Nieko, uždėsiu daugiau dabar tokių. Padarysim smilgą šitoj vietoj, kur visai neturėjo būti smilgos, bet kartais taip nutinka, kai sujuda teptukas ne vietoj. Ir norėjau parodyti, kad kuo lėčiau piešiam, tuo didesnė tikimybė, kad gali drebėti ranka. Kuo greičiau piešiam, tuo ta linija išeina greitesnė ir staigesnė. Dabar tarsi pasidalinsime lapą į dvi dalis ir vienoje pusėje piešime labai greitai, o kitoje labai lėtai. Aš jas piešiu tokias kaip žoles, kaip augalus. Gali būti bet kokios, gali būti tiesiog linijos, kurios eina nuo vieno krašto iki kito krašto ir viskas. Bet piešiam lėtai, atsargiai. Piešiant lėtai geriau kontroliuojame tiek linijos storį, tiek bangavimą, sukiojimąsi. Ir būtent lėtai piešiant galime padaryti taip, kad būtų 2 lygiagrečios linijos, 3 lygiagrečios, 4 lygiagrečios. Galime padaryti tikslų vienodą tarpelį. Piešiant greitai niekaip negalėtume tokio tikslumo išgauti. Tai šitoje pusėje iš lėto pasitreniruojame. Čia nelabai svarbus storumas, plonumas, bet aš siūlau visada išsibandyti visaip ir taip ir taip. Ir vieną pusę užpildot kaip tik norit. Galima užpildyti lėtai ir skirtingai, lėtai ir taip sluoksniuojant. Galima užpildyti lėtai ir tą liniją sukiojant, taip užpildant tarpus.
Stenkitės karts nuo karto keisti kryptį. Aš prieš tai visą laiką piešiau iš apačios į viršų, dabar apkeičiu ir bandau nupiešti linijas iš viršaus į apačią. O kitoje lapo pusėje mes viską darysime žymiai greičiau. Man turi pakakti drėgnų dažų, tad pasimaišau ir stengiuosi kuo greitesnių judesių, kuo staigesnių judesių. Iš apačios į viršų, galima iš viršaus į apačią, jeigu norisi, kaip norisi. Ir stengiuosi ir tiesesnius, ir banguotus pabandyti. Kas būtų, jeigu aš pabandyčiau lygiagrečias linijas greitų būdų. Sunkiau yra žymiai kontroliuoti. Na ir pasibandome į visas pusės, visokiausių atspalvių. Pasidalinam greitai. Pagrindinis dalykas, kad būtų ypač greitas rankos judesys. Galima išbandyti ir skirtingus teptukus. Kaip skirtingi teptukai veikia, irgi piešiant greitai ir lėtai. Man patinka šiek tiek pakeisti atspalvius, tai vėl pakeisiu atspalvį pasiėmusi kitą teptuką. Kuo storesnis teptukas, tuo didesnė tikimybė, labai greitai piešiant, spustelti labiau. Pavyzdžiui, aš darau tokią liniją ir aš jeigu mažiau paspausiu, aš gausiu plonesnę liniją, bet kuo mažiau spaudžiu, tuo didesnė tikimybė, kad aš truputį atsitrauksiu. Ir tada kaip čia ta plonytė linija bus tokia sutrukinėjusi. O atsimenat, kad būtų plonytė linija, statau 90 laipsnių kampu į popieriaus lapą, va taip. O kuo stipriau paspausiu, tuo mano ta linija gali būti storesnė. Tai jeigu man reikia kažkokio tokio įspūdžio, lyg koks lapas ar kas, tai labai gerai. Jeigu man reikia to lygesnės linijos, tai, bet tokios labai gyvos, tai aš tada imsiu greitą liniją, bet plonytį teptuką. O dabar pabandysime su storu teptuku iš lėto daryti linijas. Ir tada va čia lygiai taip pat atsargiai šalia iš lėto. Šiaip būna daug kas, kai pradeda piešti ir būna dar ranka ne visai išlavinta, tai piešia su pertrūkiais, va taip vat po gabaliuką. Gali atsitikti toksai dalykas, kad va taip po gabaliuką piešiant, kiekvieną kartą vis kitas paspaudimas. Jeigu aš mažiau paspausiu, aš papiešiu ploniau, paskui kitą gabaliuką aš labiau paspausiu, išeis storiau, vėl mažiau paspausiu, vėl labiau paspausiu ir tada ta linija išeina visiškai nelygi. Bet kartais mums specialiai reikia tokios linijos, tai mes galim pabandyti net ir nupiešti keletą linijų, kurias piešiam va tokių tarsi iš trumpų pagaliukų. Tik tai jeigu piešiat iš trumpų detalių, bet visada stenkitės išlaikyti daugiau mažiau panašų spaudimą. Tai reiškia, kad kai aš laikau ranką ant stalo, aš labai gerai kontroliuoju teptuko aukštį. Arba aukščiau, arba žemiau. Šitie pirštai ypatingai, bet šitie 3 labai dirba, kad išlaikytų gerai teptuką. Jeigu norisi tikslesnės linijos, visada turi būti atrama kažkokia rankai. Ir jeigu aš čia iš lėto bandau piešti liniją ir laikysiu va taip ranką ir bandysiu lėtai piešti liniją, man gali nelabai gerai išeiti. Tai aš dažniausiai visada stengiuosi kažkaip atremti tą ranką. Vienas variantas, aš pasidedu kitą ranką, užsidedu šitą ir jau jinai žymiai tvirčiau jaučiasi ir aš galiu iš lėto va taip atrėmusi
nupiešti. Man mažiau reikia sudurstyti iš skirtingų detalių, nes va tada mano toks ir riešas lankstesnis. Tai reiškia, kad kai aš turiu atramą po apačią, galiu laisviau tą ranką judinti. Kitas variantas, aš kartais panaudoju mažąjį pirštelį. Tai reiškia, jeigu čia yra stalas, tai va taip va atremiu, čia laikau teptuką, o su mažuoju piršteliu atsiremiu ir tada su šitais pirštais dirbu visą darbą. Tai va atremiu, va taip va su mažuoju piršteliu. Ir pabandau lėtai ir atsargiai va užpiešti tas savo linijas, kurių man čia reikia. Tai va taip, lėtoji pusė, kur galima daryti linijas. Dekoratyviau, gražiau, lėčiau. Ir kita pusė, greitoji pusė, kur galime tokį gyvesnę, pilną vėjo ir gyvybės kūrinį padaryti. Tai va, galite tepti vieną ant kitos spalvas, tiek kiek reikia, tiek kiek norit. Jeigu paimu šiek tiek per mažai dažų, tai tada man linijų beveik nesimato. Tai turiu pasistengti, kad tų dažų būtų pakankamai ant teptuko. Tai va tiek, sveikinu įveikus antrąją užduotį.